Prieš pradedant noriu pakviesti jūs pažiūrėti ankstesnį video apie gyvenimo kalendorių. Iš ten sužinosite, kokie svarbus dalykai mūsų gyvenime eina į pabaigą, koks amžiaus skaičius yra produktyviausias ir pakeisite savo mąstymą apie laiką. O dabar grįžkime prie šio video ir malonaus žiūrėjimo. Kiekviena kultūra ir kiekviena tauta turi savo gyvenimo idėjas. Jie taip pat susijęs su idėjomis apie grožį. Tai, kas vienoje kultūroje gali būti laikoma visiškai normaliu, tinkama ir pažįstama, kitoje sukels tikrą šoką ir atmetimą. Kiekvienas turi savo nuomonę apie grožį. Išsiaiškinkime, kokie jie yra tiksliai. Top Hype kanalas yra su jumis. Šiandien pamatysime, kaip atrodo grožio idealai įvairiose šalyse. Nutukimas. Perteklinis svoris ir grožis niekada nebuvo visiškai suderinami. Kaip sakoma, kiekvienai figūrai yra meilužis. Be to, šiuolaikinėme pasaulyje natūralaus grožio tendencija įgauna pagreitį. Šiuo metu didžiausi mados namai pasirašo sutartis su plus size modeliais. Ryškus pavyzdys – didelis plus size modelis Tess Holliday, kuri 165 cm ūgio sveria apie 155 kg. Tačiau nepaisant tokios žiniasklaidos propagandos, daugelis iš mūsų sunkiai pripranta prie tokių grožio standartų. Ir vis dėlto yra šalių, kuriuose nutukimas buvo tendencija daugelį amžių. Pavyzdžiui, Mauritanijoje, kur gyvena juodaodžiai afrikiečiai, arabai, berberai, papildomi kilogramai tiesioginė to žodžio prasme laikomi grožio etalonu. Šią tradiciją arabai pradėjo kurti dar 11 ir 12 amžiuje. Klasikinė arabų berberų šeimoje žmona neturėtų dirbti, o tik apsunkinti vyro žvilgsnį. Štai kodėl Mauritanijos mergaitės pradedamos maitinti nuo 5 metų. Iki 12 metų jos jau sveria 90–100 kg. Toks nutukimas pasiekiamas intensyviai penėjant specialiuose fermose, kur merginos atvažiuoja atostogauti ar per lietingąjį sezoną. Ten mauritaniečiai šeriami sviestu, pupelėmis, žemės riešutais, soromis ir kupronagarių pienu. Deja, daugeliui šeimų vyrų dėmesys dukroms vertinimas labiau nei sveikata. Tatuiruotės. Verta paminėti, kad grožio idealai buvo nustatyti ne tik moterims, bet ir vyrams. Pavyzdžiui, veido tatuiruotės, žinomas kaip tamuko, buvo tradiciniai maorių kultūros elementai, kurių nariai gyveno Naujojoje Zelandijoje dar prieš ten atvykstant pirmiesiems europiečiams. Veido raštas simbolizavo berniuko perėjimą į vyro statusą. Be to, kuo aukštesnis vyro statusas gentyje, tuo šaunesnė jo tatuiruotė. Tai gali atrodyti šauniai, bet verta paminėti, kad ši procedūra buvo labai skausminga. Juk tatuiruotės darydavo ne plonomis adatėlėmis, o šiurkščiais kaltais. Randai. O Etiopijos koronų gentyje ir moteris ir vyrai darosi randus ant kūno. Tiesa, jie siekia skirtingų tikslų. Pavyzdžiui, randai ant vyro krūtinės sėkmės mūšyje ženklas. Numanoma, kad jis nužudo daug priešų, o moteris juos darosi savo, kad pabrėžtų savo grožį. Randai sukūriami naudojant peilį ar stiklą. Tada įpjovės įtrinamas specialių vaistažolių mišinių. Todėl tamsus sulčių pigmentas užpildo žaizdas. Tokiu būdu gaunami savotiški randai, panašūs į tatuiruotės. Etiopijos gentyse tradiciškai pageidaujamos ištemptos lūpos. Beje, Etiopijos Mursi gentyje apatinės lūpos ilginimo tradicija turi labai senas šaknis. Mursi gyvenviečių vietoje archeologai aptiko specialių molinių diskų, prilygstančių pietų lėkštėms ir datuoja juos 8 tūkstantmečių prieš Kristų. Galite paklausti, kaip Mursi gentis gamina lūpos, kurios tilptų į vakarienės lėkštę. Šis procesas yra ilgas, bet paprastas. 15–16 metų amžiaus merginoms iš genties perpajaunama apatinė lūpa ir įpjovį įsmeigiamas pagaliukas, kuris vėliau pakeičiamas nedideliu moliniu arba mediniu disku. Tada diskai pakeičiami, kiekvieną kartą įdėjus vis didesnį diską. Dažnai galite rasti diskus, kurių dydis didesnis nei 15 cm. Kad diskas nespaustų apatinių lūpų, jos tiesiog pašalinamos, bet ne visos, o nuo 2 iki 4 smilkinių. Tačiau šis dizainas yra nuimamas. Sakoma, kad daugelis merginų valgydamos ar miegodamos nusiima diskus. Mursi mano, kad kuo didesnis diskas, tuo aukštesnė mergaitės socialinė padėtis ir atitinkamai tuo daugiau išpirkos už ją turi būti sumokėta prieš vestuves. Be to, disko dydis dėl akivaizdžių priežasčių gali rodyti amžių. Kuo didesnis diskas, tuo vyresnė moteris. Yra dvi versijos apie šios neįprastos tradicijos atsiradimo priežastis. Pasak vieno, Mursi tiki, kad piktosios dvasios gali patekti pro burną, o diskai apsaugo žmogų nuo jo prasiskverbimo. O pagal kitą versiją, Mursi apatinė lūpa buvo nupjauta, kad jie nebūtų paimti į vergiją. Kamščiai nosyje.
Šiaurės rytų Indijoje gyvenantis apatani žmonės turi nemažiau keistų idėjų apie moters grožį. Apatani moteris padaro skylutes nosies sparnuose ir įkiša jie specialius kamščius. Pasak vietinių legendų, ši tradicija atsirado ne tik dėl grožio, bet ir siekiant apsaugoti. Faktas yra tas, kad apatani merginos kažkada buvo pripažintos pirmosiomis gražuolėmis tarp vietos gyventojų, todėl jos dažnai buvo pagrobtos. Taip ir atsirado šį puošmeną. Be nosies kamščio apatani merginos dažnai daro tatuiruotės, kurios yra tiesios linijos nuo smakro iki nosies galiuko. Chirurginiai tvaršiai. Irane jie taip pat ypatingą dėmesį skiria moteriškai nosiai, ne veltui Iranas laikomas pasaulio rinoplastikos sostinė. Čia vienam gyventojui tenka daugiau nosies operacijų nei Jungtinėse valstijose. Nepaisant brangios procedūros, siekdamos europinių standartų, merginos ir moteris yra pasirengusios daryti bet ką, nes tiesi nosis ne tik grožis, bet ir tam tikras statusas visuomenėje. Tačiau ne visi gali sau leisti pasidaryti rinoplastiką, todėl šioje šalyje madinga tiesiog dengti veidą chirurginiais tvaršiais. Kreivi dantis. Mes visi žinome posakį akinantį Holivudo šypsena. Vakaruose kiekviename žingsnėje pasirodo reklamos, kuriuose aiškinama, kad jei dantis nėra tiesus ir balti, tai gyvenimo kokybė bus žema, žmogus bus mažiau laimingas ir sėkmingas. Visame pasaulyje žmonės odontologams moka milžiniškas pinigų sumas, kad jų dantis būtų idealiai tiesus ir balti. Japonijoje žinome tokie reiškiniai kaip jajoba, o tai reiškia dvigubas dantis. Ši tendencija prieštarauja vakarietiškiems kriterijams, nes Japonijoje madinga turėti neteisinglingos formos dantis. Japonijos vyrai mergaitę su neteisinglingais dvigubais dantimis laiko labai patraukliomis, nes tai jiems asocijuojasi su jaunyste. Turinčios natūraliai kreivus dantis automatiškai asocijuojasi su gražuolėmis. Balinta oda. Vakarietiškas įdegis tradiciškai laikoma šaunių, išskirtinių žmogaus bruožų, tačiau taip nėra visame pasaulyje. Daugelį Azijos vietose balta oda yra grožio etalonas. Pavyzdžiui, Tailande ypač didelis susidomėjimas šiuo standartu. Parduotuvėse netgi prekiaujama įvairiomis priemonėmis, kurios žada balinti odą. Be to, tarptautinių korporacijų egzistavimas, taip pat pirmenybė skiriant stipendijas tik šviesiaodžiams studentams paskatino susidomėjimą šią sritimi, todėl atėjo laikas visai milijardų dolerių pramoniai. Verta paminėti, kad ši tendencija turi ir neigiamą pusę. Noras turėti baltą odą kainuoja labai brangiai, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Žmogus duoda daug pinigų, o už tai gauna tik baltą odą, bet dažnai rinkstų bei kitas ligas. Ilgas kaklas. Stebėtina, kur moterys eina, kad būtų laikomos gražiomis. Paimkime Šiaurės Tailando Maniamos moteris, kurios laikomos ilgiausio kaklo pasaulyje. Šiose dalyse manoma, kad kuo ilgesnis merginos kaklas, tuo jį patrauklesnė. Nuo vaikystės mergaitės mokomos dirbtinio kaklo tempimo metodų, naudojant metalinius žiedus. Iš esmės mergaičių pečiai palaipsniui nusileidžia, o kaklas vizualiai pailgėja. Kas porą metų ant kaklo atsiranda papildomų žiedų. Kuo ilgesnis kaklas, tuo moteris laikoma gražesnė. Taip jį pritraukia daugiau dėmesio į save. Iš tikrųjų sunku su tuo ginčytis. Jei pamatysite tokią merginą, ji tikrai neliks nepastebėta. Įdomu tai, kad merginos dėl to nepatiria jokių sveikatos problemų. Subrendusios moterys ant kaklo gali turėti iki 30 žiedų, sveriančių iki 10 kg. Ilgos kiltis. Tikiu, kad ne visi žino, kad daugelį kultūrų paplitusi nuomonė, kad ilgų ausų sparneliai yra ypatingo grožio ženklas. Bet tai yra tiesa. Pavyzdžiui, kai kurių pietryčių Azijos tautų kultūroje ši tendencija atsirado dėl to, kad daugelį vaizdų būdavo vaizduojamas ilgomis skiltelėmis. Panašių pagėdavimų galima pastebėti Pietų Kenijoje ir Šiaurės Tanzanijoje, kur klajoklių masajų gentis pailgus ausų spenelius laiko pagrindinių grožio etalonų. Kuo labiau ištemptos merginos kiltis, tuo ji laikoma gražesnė ir gerbiama. Ilgas kiltis taip pat laikomas aukšto statuso ženklų tarp Daja genties Indonezijoje. Ten mažoms mergaitėms į pradurtas ausis įsmeigti metaliniai žiedai, o su amžiumi jų vis daugėja, o tai veda prie ausies spenelių tempimo. Šiose dalyse manoma, kad kuo didesnis ausies spenelis, tuo moteris yra gražesnė ir išmintingesnė. Paprastai ilgiausias kiltis turi Dajak lyderio žmona, taip pat senoms moterims dėl jų amžiaus. Atitinkamai, jie gerbiami labiau nei visas kitas genties moteris. Lotuso kojos.
Galiausiai reikia pasakyti apie senovės kinų tradiciją, kuri šiandien laimiai jau paseno. Viduramžių Kinija turėjo siaubingą tradiciją surišti pėdas, kad jos būtų tam tikro dydžio. Kinijos tokios pėdos buvo poetiškai vadinamos lotusinėmis pėdomis, tačiau tokių pėdų savininkams poetiško buvo labai mažai. Tvarstymo procedūra ir tolesnė pėdos deformacija buvo labai skausminga. Buvo manoma, kad pėdos linkis turėjo būti tokios formos, kad tarp kulno ir piršto būtų galima įkišti monetą. Žinoma, tokios tūpos merginos išliko visą gyvenimą. Kojas grąžinti į natūralią padėtį buvo neįmanoma. Tradicija akcentavo moters, kuri negali normaliai vaikščioti ir dėl to liko namuose ir rūpinosi vaikais gimimą. Laimiai, pėdų surišimas liko praeityje. Šiuo metu senyvo amžiaus kinų su tokiomis deformuotomis kojomis yra likusios vos kelios. Na, komentaruose parašykite, į ką pirmiausia atkreipite dėmesį, kai susipažinote su nauju žmogumi ir ką laikote gražiu. Taip pat spauskite laikus ir prenumeruokite kanalą.